Sveiki, su jumis Brilliant, dar vienas trumpas video, gana aktualia tema. Tai turbūt yra vienas iš svarbiausių, sakysim, pokerio suvokimo elementų, ypač pradžioje, pradedantiesiam žaidėjam. Ir vienas iš tų elementų, kuris yra labai sudėtingai aiškinamas kitų žaidėjų. Ir jeigu pažiūrėtumėt, sakysim, video internete ar paskaitytumėt straipsnius, tai ten labai daug visokių matematinių pavyzdžių, kai kur pateiktos net sudėtingos matematinės formulės, kurių aš manau visiškai nereikia ir kurios kaip tik trukdo žaidėjams, kurie pradeda domėtis pokeriu, suprasti pačią esmę. Ir aš šitam trumpam video tiesiog be jokios matematikos viską paprastai ir suprantamai paaiškinsiu. Ir čia yra tas klausimas, kuris realiai nulėmė, ar žaidėjas yra laimintis ar pralaimintis. Tarsi, ką reikia suprasti, norint būti laiminčių žaidėjų. Tai labai trumpai, šitas terminas į lietuvių kalbą išvertus reiškia numatoma vertė. Tiesiog kiek mes tikimės uždirbti, kiek mes matematiškai uždirbsime iš savo sprendimų. Ir jinai gali būti trijų rūšių. Tai plius savy, nulis savy ir minus savy. Tai, kad labai būtų paprasta viskas, aš tiesiog paimsiu kitą pavyzdį, ne iš pokerio, kad visiems būtų paprasta suprasti. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, kad aš išsikėliau savo tikslą gerai jaustis fiziškai. Štai mano toks tikslas. Ir dabar visi mano sprendimai, ką aš priimsiu gyvenime, jie mane gali arba artinti prie šito tikslo, arba tolinti. Pavyzdžiui, sakysim, aš pradedu rūkyti. Ar tai man padės geriau fiziškai jaustis, ar ne. Ir savaime aišku, kad pradėti rūkyti bus tas sprendimas, kuris man blogins fizinę savijautą. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš pradėsiu sveikai maitintis, tai savaime aišku, aš pradėsiu geriau ir fiziškai jaustis. Tai šiuo atveju, tiesiog labai paprastas pavyzdys, mes turim du veiksmus ir vienas tas, kuris artina mane prie mano tikslo, gerai jaustis fiziškai, o kitas, kuris mane tolina nuo tikslo. Ir tas, kuris tolina, yra minus savy, kitas yra plius savy. Ir aišku, čia mes galim juos pratesti iki labai daug, pavyzdžiui, gerai jaustis fiziškai, tai palanku būtų daryti mankštą. Nestresuoti. Išsimiegot gerai ir panašus dalykai. Ir taip pat, aišku, mes galim surasti ir blogų dalykų. Ir visi sprendimai gyvenime dabar bus, jeigu aš turiu tokį tikslą, mano beveik visi sprendimai turės arba teigiamą vertę, arba neigiamą. Pavyzdžiui, jeigu aš nusprendžiu, kad man reikia į parduotuvę, tai vėl aš galiu važiuoti su mašina, arba galiu eiti kažkom. Ir savaime, aišku, kad pasivaikščiot bus didesnis plius savy, negu važiuoti su mašina. Ir kai kurie sprendimai bus gali turėti labai didelį minus savy, kai kurie sprendimai gali turėti mažą. Pavyzdžiui, jeigu aš ten suvalgysiu kažkokį pyragėlį, tai bus mažas minus savy, kurio gal net nepasijausiu man fizinės sveikatos. Tačiau jeigu aš sugalvosiu savaitę laiko gerti iki sąmonės netikimo, tai bus labai didelis minus savy ir aš galiu prarasti savo fizinę formą ten mėnesį į priekį. Tai dabar tas pats ir pokerį yra. Tie patys sprendimai. Ir mūsų tikslas prie pokerio stalo visada yra tas pats. Ilgajam periode mes siekiam uždirbti pinigus. Ir mes tą skaičiuojam arba doleriais per valandą, arba doleriais per turnyrą, taip sakant, ROI, arba skaičiuojam big blindais per 100 dalinimų, čia yra kešo žaidėjim. Tai dabar, jeigu jau šnekant grinai apie pokerį, tai visi sprendimai reiškia bus
arba plus CV, kurie artins mane prie mano, sakysim, uždarbio didesnio ar mažesnio, bus 0 CV. Tie, kurie nekeis, jeigu aš priimsiu tokį sprendimą, tai aš nei uždirbu daugiau, nei pralošiu. Ir minus CV, tie, kurie mane tolins. Ir tokių sprendimų pokerį yra labai mažai, ypač turnyriniam pokerį, nes dėl pastovių blindų kilimo tokių sprendimų beveik nėra, kešė gal jų ir yra, turnyruose labai retas atvejs. Ir tiesiog, kad pradedantiesiam žaidėjam būtų aiškiau, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, žaisti pervargus būtų didelis minus CV. Žaisti apsvaigus. Žaisti daug daugiau stalų, negu gali žaisti optimaliai jėga. Ir visi šitie sprendimai yra minusai. Tai reiškia, jie visi mažina mūsų pelną ir kai kurie mažina, kai kurie iš vis varo į minusą. Ir mes, kai žaidžiam pokerį, mūsų tikslas yra tiesiog priimti kuo daugiau plius savį sprendimų. Tai reiškia, žaisti visada, kad tavo protas būtų blaivus, žaisti gerai pailsėjus, žaisti tiek stalų, kiek gali žaisti, daryti pertraukas ir panašus dalykai. Čia tokie bendri, kas ne prie pokerio stalo, bet bendrai apie patį, sakysim, supratimą pokerio. Laikytis gero bankroll managemento ir Čia tokie bendri. Pavyzdžiui, prie pokerio stalo mes, jeigu taip jau šnekant, pavyzdžiui, prie pokerio stalo būtų žaisti pozicijoje, visada būtų plius savy didesnis negu žaisti ne pozicijoje. Arba kaip pradedantys žaidėjai, jie, pavyzdžiui, mėgsta žaisti labai daug rankų, kas būtų aiškus iškart minus savy, arba žaisti labai pasyviai. Tai reiškia daug kolinti, o agresyvus žaidimas tai jau savaime yra plius savy. Ir mes, kai žaidžiam pokerį, mūsų tikslas yra tiesiog priimti kuo daugiau plius savy sprendimų. Jeigu mūsų tikslas gerai jaustis fiziškai arba sveikai gyventi, mes tada esam suinteresuoti priimti kuo daugiau tokių sprendimų, kurie artintų mus prie šito tikslo. Kai mes žaidžiam pokerį ir norim iš to uždirbti, tai mūsų tikslas yra priimti kuo daugiau sprendimų, kurie mus artintų prie to, ir sumažinti sprendimų, kurie mus tolintų nuo to. Ir kiekvienas sprendimas jisai savyje neša tą, ar jis yra arba plius savy, arba minus savy. Ir ką dabar daryti, jeigu iškilo tokia situacija, kad mes nežinom, ar tai yra plius savy, ar minus savy. Čia yra puikiai vieta mokytis. Todėl, kad jeigu, sakysim, aš turiu kažkokią ranką ir, sakysim, vėlyva stadija, aš ten ant KTF-o turiu kažkokį, sakysim, 9-7 sutat ir aš nežinau, ar man dabar pušint reikia, ar čia reisint reikia, ar tiesiog nusimest tokią ranką. Aš nežinau, kuris sprendimas būtų plius savy, kuris minus savy, kuris būtų didžiausias plius savy, kuris būtų didžiausias minus savy. Ir jeigu šitoje vietoje nežinau, koks sprendimas būtų geriausias, tai reiškia, aš tiesiog turiu tą vietą kažkaip pasižymėti, užsirašyti ir po turnyro aš turiu šitą situaciją išsianalizuoti galbūt su pagalbiniam programom, galbūt pasikonsultuoti su geresniais žaidėjais ar su draugais, paieškoti informacijos forumuose ar knygos. Ir aš turiu siekti tokios stadijos,
kad aš visą turnyrą žaidžiu ir aš kiekvienoje rankoje žinau, kuris sprendimas yra pats geriausias. Ir tikslas yra, aišku, ne tik žinoti, bet tikslas yra priimti. Čia taip pat kaip ir gyvenime. Visi žino, kad rūkyti nėra gerai ir kad tai kenkia mums, tačiau vis tiek visi rūko. Taip pat ir pokerį dažnai pasitaiko, kad mes žinom, kad, sakysim, daug rankų žaisti yra minus savy, tačiau vis tiek žaidėjai žaidžia. Tai reikia ne tik tą suprasti, kad žaisti mažai rankų bus plius savy, bet dar to ir laikytis. Tai jeigu jūs nežinot, koks yra sprendimas, tai vėl puikiai vieta mokytis, o jeigu žinot, kad tai minus savy, tačiau vis tiek tai darot, puikiai vieta dirbti su savo psichologija. Tai reiškia, skaitot psichologinius straipsnius, žiūrit psichologinius video, knygas psichologinės, turiuomenį pokerio psichologiją, ne šiaip Freudą kokį. Arba vėl tiesiog konsultuojate su tai žmonėm, kurie gali padėti. Kas dar yra svarbu, kad numatoma vertė pasireiškia per ilgą periodą. Tai reiškia, trumpajam periode, jeigu jūs priėmat plius savį sprendimą, tai nereiškia, tai iškart pasireikš jums pinigais. Gali tai pareikalauti daugiau laiko. Pavyzdžiui, jeigu grįšime prie pirmo pavyzdžio, gerai jaustis ir, sakysim, aš pradedu daryti mankštą arba sportuoti, tai nereiškia, kad aš iškart pradėsiu gerai jaustis. Man gali pirmą savaitę iš vis skaudėti visus raumenis ir aš galiu net nenorėti keltis iš lovos. Tačiau bet kuriuo atveju šitas sprendimas bus, į naudą ir sertins prie to. Tai taip pat ir pokerį. Jeigu, sakysime, žaidžiam plius savį žaidimą, tai pasireikš per ilgai periodą. Ir todėl dažnas yra toks, sakysim, faktorius, dažna tendencija, kad yra, kad geri žaidėjai, dažna tendencija yra, kad prasti žaidėjai laimi trumpajam periode, tačiau pralošia ilgajame. Tai rodo, kad jie tiesiog, nesupranta plius minus savį skirtumo ir jie priminėja minus savį sprendimus, kurie trumpajam periode jiem gali duoti pelną, jiem gali pasisekti, jie laimi turnyrą, tačiau ilgajam periode jie jos neša į didelį nuostolį. Ir kas svarbiausia pradedantiesiam žaidėjam, ką reiktų akcentuotis, tai reiškia visada siekti priimti kuo daugiau sprendimų plius savį. Ir dažniausiai tai tiesiog mes nežinom, kai pradedam mokytis, mes nežinom, ar šitas sprendimas plius savį ar minus ir koks šis sprendimas būtų naudingiausias. Tai tiesiog tai yra puikiai vieta, kur mokytis ir puikiai vieta, kuri parodo, ar mes, sakysim, gerai suprantam pokerį ar ne. Ir reiktų visada savęs klausti, kaip tai yra paprastas klausimas, kuris tikrai jūs, sakysim, veda į laiminti pokerį ir jeigu jį pastovi klausit, mažinsit minus savį, didinsit plius savį sprendimus, tai galėsit laisvai gyventi iš pokerio.